Sveiki, kol yra dar drakono metai, tai pažiūrėsime, kokias žinutės gaunate iš pačių drakonų. Čia yra žvaigždžių drakono orakulo kartos, tai pažiūrėsime, kokias žinutės gaunate jūs iš drakonų. Bus 4 variantai. 4 variantai. Pirmas. Antras, trečias, o trečias šią mėgstu daryti, trečias ir ketvirtas. Dar po porą kortų, kad tiesiog matyti kažkokią tai situaciją, ką jums drakonai siunčia. Dvi galvės drakonai, dvi galviai, ne va, dvi galviai. Tai po 2 kortas ir mesim. Taigi, pasirinkite jums svarbią žinutę. Jeigu reikia laiko, sustabdykit vaizdo medžiagą, jeigu norite su manim susisiekti, arba padaryti tokį patį būrimą, arba atsidėkoti, rasite, kaip tai padaryti komentaruose. Jei pradedame nuo pirmo varianto. Kasgi čia? Inventions. Tai yra sudegti su aistra, pati korta tokia aistringa, matosi, kad jūs kovojate, matote, kad kažkaip suprantate, bandote kažką su tokia kova, pradėti kažką naujo, bet tai norite padaryti, sudeginti kažkokią praeitį, sudeginti priešus, sudeginti nelaimingus atsitikimus, apskritai nuo neigiamų energijų atsikratyti, lyg tai viską paimtumėt, sudegintumėt ir viską keičiat nuo naujo lapo. Antra korta, ne ką gražesnį drakoną šaudo, ne ugnim, tai yra effort, kad jūs turite kovoti su savo demonais. Demonai tai yra, vėlgi, reiškia, kovoti su savo demonais, galbūt turite žalingų įpročių, galbūt turite neigiamų savybių, galbūt aistra kažkokia, materializmas, maginiai dalykai, apskritai žalingi įpročiai labai daug, didelę prasme turi, agresija, smurtas, taip pat eina alkoholizmai, narkotikai, bulimas, anoreksijos, azartiniai, kleptomanai, meilės trikampiai ir visai kitaip galima pamatyti vagystės ir taip toliau. Iš tikrųjų, galbūt demonai yra rūkimas ir keikimasis ir šiaip kažkokia prievarta. Matosi, kad labai norite kažką pakeisti ir galvojate su labai sudėtinga situacija. Situacija yra pakankamai sudėtinga ir tos demonus norite pašalinti čia ir dabar kuo greičiau. Tai va pirmas variantas toks. Antras variantas, kasgi čia? Laisvė. Kad reikia išlaisvinti ir nukirsti tam tikras grandines. Tokia labai graži korta. Iš tikrųjų, reiškia, buvo susikaupusios per daug įtampos jūsų gyvenime, per daug problemų ir pats laikas jas spręsti, viską sudėti ant į. Ir pati korta simbolizuoja, kad turite išsilaisvinti iš tam tikrų neigiamų žmonių, tam tikrų neigiamų situacijų. Apskritai, angelai dar cypsi man ausyse, tai parodo, kad šita laisvė tai galbūt irgi tam tikras kaip ir darbas, nėra lengva. 12. Savęs pažinimas. Kad reikia susijimti ir panaudoti visas savo jėgas. Reiškia, vėlgi, nutraukdami grandinę, jūs atiduodate visą save. Atiduodate, kiek galite savęs, jūs kovotojas esate, reiškia, pas jūs tiek vidinės jėgos yra, tiek užsispyrimo, tiek judėjimo į priekį, kad tos grandinės tiesiog plyš savaime. Nes jūs labai stiprus žmogus esate. Aišku, galbūt buvote daug, kur, sakykime, sakėte ne arba stabdėte kažkokiu būdu, o dabar prikaupėte drąsą ir dabar pradedate kažką savo gyvenime keisti, ne? Kažkur pajudėti ir jau darote taip, iš visų pastangų, pasakysiu taip. Tie pokyčiai ateina labai kardinalūs
ir tos grandinės įsisprendžia, reiškia, ir problemos, galbūt problemos su pinigais buvo, pradės spręstis kažkas, galbūt santykiuose, galbūt su darbu, galbūt su tam tikrom kitom problemom, kaip bebūtų, jūs tai spręsite su didžiulė jėga, su labai didžiuliu noru kažką savo gyvenime keisti. Taip. Trečias variantas. Legacy. Čia eina, kad kaip ir, net nežinau, žodis labai toksai, legacy tai yra kaip ir kovotojas, kaip ir žmogus karys, kaip ir žmogus žvaigždynas, žmogus, kuris užima aukštą pareigą, daug ko siekia savo gyvenime, kaip karaliai, ne? Kaip karalienės karaliai, kaip valdovai, su kuriais galima labai pasitikėti ir kalnus nuversti. Ir kad jūs norite kažką savo gyvenime tai pakeisti, tą padaryti, kad darydami tai jūs užėmėte labai aukštas pareigas, kylate į viršų, galbūt turite tam tikrų norų pakilti, būti žymiais, galbūt kažką vesti gerų kelių, armija žmonių, kad kažką pasiektų, ne? Nes čia yra žmogus, paskui kurį gali bet kuris žmogus eiti ir nebijoti. Tai yra žmogus, kuris ves teisingų kelių, ne? Reiškia, jūs užėmate labai aukštą pareigą, kažkokią misiją turite, vesti taikos gėrio keliu. Aišku, jeigu vedate blogų kelių, tai nieko gero nėra, nes daug žmonių paskui jūs ir nukeliaus, aišku, su neigiamam perspektyvom. Tai dažniau būkite pozityvus. Matosi, kad turite lojalų draugą ir tas drakonas yra kaip jūsų, sakykime, jūsų dalis, kaip būtų dvi širdis, ne? O antra korta, erdvė. Bet irgi erdvė kovoti su demonais. Taip yra, sakysiu, nes tokia korta, kaip matot, ir čia demonas kažkoks yra, šikšnosparniai tokia, čia matosi, kada laisvė, vėlgi laisvė. Čia užima tą aukštą pareigą, legacy tai yra kovoti su demonais arba atstovauti juos. Kalbėjau apie tą pusę, į kurią pusę jūs keliausit. Tai pati korta laisvė, kad jūs turite ant tiek didelę laisvę, ant tiek didelį kosmosą, pakeisti savo gyvenimą, susijungti su visata, pasiekti kažko, kovoti prieš kažką, stengtis kažką įrodyti, nešti pozityvą, nešti gėrį. Ir, žinai, pasakysiu taip, laisvė kurti, laisvė daryti. Čia ten buvo, pavyzdžiui, pirmam variante pjūviai, o čia žvaigždės. Pasiekti norus, įgyvendinti norus, pasiekti, kad susijungtų aukštesnieji. Aišku, geri ir blogi, bet čia laisvė daryti tai, ką jūs norite, pasiekti tai, ko jūs norite. Jūs turite visas galimybės, visą išteklių, kaip sakoma, išteklių ratą. Ir kaip tas jėgas panaudosite, aišku, irgi spręsis tarp gėrio ir blogo. Dabar ir tai žaidžia. Esmė yra, kaip ir sakau, yra gėris, blogis ir ta vidurinioji, kuri nieko nenori keisti ir gyvena su savom karminėm problemom. O, ketvirtas. Kažkaip labai panašios kortos kiekvienam iškrito. Čia violetinės tokios spalvos, ten atgimimas, tenais nukirtimas. Tai va, čia atgimimo korta, kad jūs, kad duodate savo antrą šansą. Duodate savo antrą šansą, keičiatės, galbūt atsisakote vėlgi neigiamų dalykų, žalingų įpročių, atsisakote galbūt rūkymo, bendravimo negražaus, keičiate elgesį, keičiate charakteristiką, keičiate gyvenamo būdą, vėlgi galbūt susitaikėte su kažkokiu žmogumu, antrą šansą duodate ir apskritai pokyčiai vyksta. Antra korta yra tranquility, harmonija, intuicija. Čia harmoninė intuicija yra, ne? Kada reikia pasikliauti viskas vidumi, intuicija, jausmais ir taip daryti, tai, ką jaučiate, tai, ką sako jūsų vidus. Vadovaudami savo intuiciją, vadovaujantį savo polinkiais, jūs eisite tik pirmin, į priekį ir nieko nesidarykite atgal. Nebijokit prarasti, nes jūs einate teisingų kelių.
Čia intuicija veda teigiamą keliu ir kuo daugiau klausysi savo intuicijos, tuo daugiau pakeisi, tuo daugiau gyvenysit ir tuo turiningesnis jūsų bus gyvenimas, turiningesni jausmai. Su jumis buvo Svajonių Taro, ačiū, kad buvote. Iki.